Sveiki visi. Šiandien pas mus svečiuose 4 B klasės mokinė. Ieva. Labas, Ieva. Labas, Frida. Gal galėtum, prašau, save trumpai pristatyti? Taip, tai esu 4 B klasės mokinė ir dažnai mane atpažįsta iš mano šukuosinos, tai esu ta su dredais. Ir mokykloje aš vaidinu spektakliuose ir taip pat fotografuoju renginius. Taip, ačiū labai. Kaip leidi savo dienas? Savo dienas aš apibūdinčiau kaip kupina spontaniškų sprendimų, nes vieną minutę aš galiu gulėti lovoje, skaityti knygą, kitą minutę aš galiu atsirasti kitą miesto krašte. Ir man toks labai gyvenimo būdas patinka vien dėl to, kad tu per dieną gali labai daug ko nuveikti, daug su kuo susipažinti ir daug ką sužinoti. Ir dažnai tai darau arba su draugais, arba pati viena kažkur sugalvoju iškeliauti, pakeliauti, tai ir niekados nebūna nuobodu. O jeigu ir būna nuobodu, tai aš stengiuosi, kad to nebūtų. Super, ačiū labai. Kaip ir pati minėjai, tave tikrai galima dažnai pamatyti fotografuojančio mokyklos renginius ir taip pat koncertus mieste. Tai kas tave paskatino fotografuoti? Tai turbūt pradėsiu nuo vaikystės. Mano akiraty visą laiką ta kamera buvo. Dažnai mane filmuodavo maža tėtis ir apskritai šeima, o sesė fotografuodavo mane, kas kuo, kaip užsiimdavo žodžiu. Ir visą laiką ta kamera mano akiraty buvo. Ir nuo mažens aš su ją pažįstama, sakykim taip. Ir tiesiog kiek paaugus, aš ėmiausi telefoną, fotografavau savo lėles, savo draugus mieste, kažkokius gamtos vaizdus, gėlytes mamos darže ir galų gale suradau fotoaparatą mūsų namuose, kuris jau buvo liūdnas, vienišas, apdulkėjęs ir niekam nereikalingas, tai aš jį pasičiupau, iki šiol su juo fotografuoju ir kažkaip ta vis ugnis degė. Žodžiu, ta aistra fotografija ir atėjau gimnazijos klasės ir taip pat nemažai įtakos mano fotografijos kely turėjo ir fotografijos mokytojas Paulius. Taip, gerai, ačiū labai. Tai kaip ir supratau, nuo pat vaikystės ilgą laiką kartu su tavim keliavo fotografija ir ką jinai tau dabar reiškia, ta prasme, kas tau yra fotografija? Tai man fotografija visų pirma turbūt reiškia kaip aš matau pasaulį, pateikti žmonėms, kaip aš matau pasaulį, kaip aš jį suprantu. Ir visų antra, tai yra galimybė sustabdyti laiką, taip jam pasipriešinti, įamžinti reiškia kažkokį laiko tarpą. Ir taip pat fotografija yra toks dalykas, su kuriuo tu gali perteikti ir paaiškinti tokius dalykus žmonėms, kurių kartais paprastos mūsų akys nepamato, pavyzdžiui, kaip ir žmogaus jausmai, tai man čia yra labai toksai nuostabus dalykas. Gerai, ačiū. O ką labiausiai dabar norėtum pabandyti fotografijos srityje? Iš tikrųjų, daug ką norėčiau išbandyti, bet labiausiai turbūt norėčiau išmokti ryškinti juostas. Taip pat norėčiau fotografuoti gamtovaizdžius su labai plačiais dideliais objektyvais, ilgesniais už mano net gal rankas. Ir fotografuoti visokius gyvūnėlius, grybus, gėlytes ir taip toliau. Viskas, kas pasitaiko ir šiaip, kalbant, kaip ir minėjau, labai daug ko noriu išbandyti, visokias technologijas, kuo daugiau ir kuo įvairiau. Gerai, ačiū labai. Šiek tiek atsitrauksime turbūt nuo fotografijos. Norėčiau tavęs paklausti, kas yra tau didžiausias autoritetas ir kodėl? Ilgai mąsčiau ties šitų klausimų, kaip jį atsakyti, bet aš priėjau tokias išvados, kad nėra konkretaus žmogaus mano gyvenime, kuris man atstotų autoritetą, nes man autoritetas yra žmonės, kurie mane supa, kurie mane kažko išmoko, iš kurio aš kažką suprantu apie pačius žmonės, apie pasaulį. Ir iš tikrųjų, aš esu tokia vientisa puzlė didelė, kuri, reiškia, susideda iš tų visų žmonių ir tiek
ir tiek savęs pačios. Mm. Tai, na, pavyzdžiui, mano draugė gerai moka matematikai, tai aš kažką iš jos pasisemiu, taip pat ir iš mokytojų, iš draugų ir tarsi čia yra toksai, na, ir susidėlioja toksai, reiškia, ryšys, taip, Jo. autoritetas, Mhm. kuris lygus daugeliu žmonių, reiškia, va taip, Gerai. apibūdinčiau. Ačiū labai už atsakymą. Na ir pabaigai, daugeliam žmonių toks irgi sunkus klausimas. Kokia yra tavo didžiausia svajonė dabar? Iš tikrųjų, irgi vienos svajonės aš turiu daug svajonių, tai viena iš pagrindinių, sakyčiau, kad keliauti, pamatyti pasaulį, pažinti žmonės. Taip pat norėčiau išmokti daryti tatuiruotes. Kalbant apie fotografiją, kaip minėjau, išbandyti kuo daugiau visokių technologijų ir jeigu tik atsiranda bet kokia galimybė, imti tai už pakarpos ir bandyti daryti. Ir mano toks yra tarsi gyvenimo būdas, kad aš beveik niekada nesakau ne, jeigu kažką pasiūlo. Ir na taip, ir aš manau, kad mano vienintelis noras būtų, kad aš nebijočiau daryti. Ir tiesiog jeigu aš taip pasensiu ir galvosiu, nu va, dabar man būtų galimybė pasirinkti dar vieną kartą gyvenimą, išgyventi iš naujo ir aš pasirinkčiau dar kartą išgyventi savo gyvenimą. Wow. Ačiū, labai labai gražus atsakymas. Ir tokia graži būtų mūsų pabaiga. Ačiū labai tau, Ieva. Ačiū tau. Ačiū visi, kas klausėte. Ir iki kitų kartų. Viso gero. Ate.